į pirmąją super turnyro K1 Heroes kovą. Labai retai, bet užtikrintai į ringą eina Suomijos kovotojas Anton Kuivanen. Šio kovotojo ūgis 1,75 m, svoris 74 kg. GB Gym Helsinkio sporto klubo kovotojas. Tai yra Suomijos MMA čempionas ir pirmą kartą šis kovotojas Lietuvoje. Jo priešininkas mums geriau pažįstamas kovotojas. Tai yra lietuvis Marius Liaukevičius. Marius Liaukevičius matome taip pat su visa komanda žygiuoja į ringą. Marius Liaukevičius ūgis 1,77 m, šiek tiek lengvesnis už savo priešininką, 69 kg. Marius Liaukevičius Lietuvos bušido jaunimo čempionas, tarptautinių bušido turnyrų dalyvis ir nugalėtojas, taip pat Suomijos The Cage turnyro nugalėtojas. Atstovauja sporto klubą Dain Ralfas Lietuva. Taigi Marius Liaukevičius labai perspektyvus ir sparčiai tobulėjantis ir savo techniką ir nusiteikimų kovai kovotojas. Šį kartą susitinka su Suomijos MMA čempionu. Matom kovos pradžia, kaip ir dažnai vyksta žvalgyba. Marius Liaukevičius užsiėmęs ringo vidurį, šiek tiek tampo jo nervus kovotojas iš Suomijos ir Marius Liaukevičius puola į ataką. Tačiau puikiai kontratakuoja Suomijos kovotojas. Kovotojai apsikeičia smūgiais ir matome Suomijos kovotojas taip pat atakuoja. Marius Liaukevičius puikiai kontratakuoja, smūgis koja ir kovotojams ėjus į artimą kovą. Kova persikėlė į parterį. Suomijos kovotojas užsima viršutinę parterio poziciją. Marius Liaukevičius šioje situacijoje tikrai nenaujokas. Matom puikiai suvaržęs Suomių kovotojo veiksmus. Štai rankomis ir kojomis, neleidžia jam nepajudėti. Ir nors bando Suomijos kovotojas atakuoti, jo smūgiai jokios žalos Mariui nepadaro. Matom ringo referį, Romualdas Navickas stabdo kovotojus ir kelia juos į stovėseną. Vėlgi dvikova stovėsenoje. Matom, Marius Liaukevičius nepuola į ataką, galbūt pirmas atakuoti pradėjo Suomijos kovotojas. Žemas smūgis koja, kontrataka lygiai toks pats smūgis. Ir matom smūgį kelių ore norėjo atlikti Suomijos kovotojas, tačiau apsigynė Marius Liaukevičius puikiai nuo šio smūgio ir kontratakavo taip pat smūgių koją. Matom, Marius Liaukevičius pradėjo savo ataką ir į artimą kovą suėjo Suomijos kovotojas. Marius Liaukevičius nenorėtų kovos perkelti į parterį, tačiau visgi taip nutinka, kova parteryje. Ir analogiška situacija, Marius Liaukevičius apačioje, tačiau stipriai suvaržęs priešininko rankas ir žiūrovų palaikymo sulaukęs Marius Liaukevičius puikiai realizuoja save parteryje, pakeičia parterio situaciją ir dabar jis viršuje bando diktuoti sąlygas, aišku, bando prieiti arčiau savo priešininko. To jam neleidžia padaryti Suomijos kovotojas, puikiai žino, kad priešininko atsidūrus viršutinėje parterio pozicijoje viršuje ir esant patogiai pozicijai gali prasidėti tikrai nelaukiama ataka. Ir matom, iš visų jėgų Suomijos kovotojas stengiasi apsiginti, situacija dar kartą ringė pasikeičia. Ir nors Suomijos kovotojas atsidūrė viršuje, Marius Liaukevičius kurį laiką buvo suvaržęs jo sprandą ir dabar stipriai apsikabinę savo priešininką. Ir vėl Marius Liaukevičius gana per trumpą laiką, vėlgi keičiasi situacija. Parterėje Marius Liaukevičius vėl užsima viršutinę poziciją ir Suomių kovotojai telieka atsigulsa nugaros štai tokiais kojų smūgiais, neprisileisti savo priešininko ir pasistengti apsiginti. Matom smūgiais. Marius Liaukevičius stengiasi susilpninti savo priešininko gynybą ir prieiti arčiau, užsimti patogesnę poziciją. Būtent, kad ir iš nelabai patogios pozicijos Marius Liaukevičius stengiasi atakuoti, stengiasi kiek galima pataikyti taiklesnių smūgių ir labai rimtai gynybą turėtų susirūpinti Suomijos kovotojas. Arti prie Marius Liaukevičius prie savo priešininko ir kovotojai vėl parteryje. Marius Liaukevičius užfiksuoja savo priešininko sprandą, tačiau jam, matom, pavyksta įsivaduoti ir kuomet situacija atsidūrė nelabai palanki Marius Liaukevičius atžvilgiu, baigėsi pirmasis raundas. Minutę pailsėję kovotojai pradėjo antrąjį raundą. Antrasis raundas vėlgi antrojo raundo pradžioje nei vienas, nei kitas kovotojas nepuolė greitą ataką. Matom, tiek Marius Liaukevičius, tiek Anton Kuivanen, Suomijos kovotojas, gerai įvertino savo priešininkus per pirmąjį raundą ir stengiasi būti kiek įmanoma atsargus. Kova persikėlė į parterį, Marius Liaukevičius apačioje ir pavojinga situacija. Tačiau puikiai Marius Liaukevičius užmeta kojas ir gana neįprastai, originaliai, galima sakyti, išeina iš šios situacijos. Niekaip nenori Suomijos kovotojas paleisti Marius Liaukevičiaus, smūgis keliu.
galbūt netoks stiprus, kokio tikėjusi tiek Marius Liaukevičius, tiek Lietuvos gerbėjai. Kova vėl parteryje. Ir matom, kojas meta į viršų Marius Liaukevičius. Oho, kokioje pavojingoje situacijoje atsidūrė Suomijos kovotojas. Na, Marius Liaukevičius ar sugebės šį veiksmą, na, nelabai patogi situacija galbūt, kad šį veiksmą realizuoti iki galo, tačiau net iš tokios nelabai patogios situacijos Marius Liaukevičius stengiasi įtempus visas jėgas užbaigti kovą, tačiau visgi veiksmas nėra taip fiksuojamas gerai, kaip jis galėtų būti, esant patogesnei situacijai. Bando rankos laužimą atlikti Marius Liaukevičius, tačiau ranka nelabai gerai suimta ir ant trikampio smaugimo tuoj pereina lietuvių kovotojas. Matom, neįsilaiko ant kojų Suomijos kovotojas ir Marius Liaukevičius iš tikrųjų antrojo raundo viduryje pradėjo diktuoti savo sąlygas ringe. Matom, Suomijos kovotojas apačioje bando atlikti pėdos laužimą, tačiau girdime ir trenerių patarimus, kurie ragina Marių Liaukevičių neleisti diktuoti skausmingo pėdos veiksmo. Suomijos kovotojai ir Marius Liaukevičius užsima šiek tiek patogesnė viršutinė pozicija. Lieka nelabai daug laiko iki raundo pabaigos ir Marius Liaukevičius užsiėmęs kiek įmanoma patogią poziciją pradeda savo galingų smūgio ataką, statydamas į beviltišką padėtį Suomijos kovotoje. Tačiau kovotojai labai arti priartėjo prie ringo krašto, todėl toje pačioje pozicijoje perkeliami į ringo vidurį. Labai norėtų Suomijos kovotojas nusimesti Marių Liaukevičių, tačiau lietuviai žino, kad ši situacija yra iš tikrųjų labai patogi pergaliai ir kiek leidžia jėgos, neleidžia Suomijos kovotojui gerai apsiginti ir keisti situacijos parteryje. Atakuoja permušdamas tiesiog priešininko gynybą Marius Liaukevičius. Matom, kur tik randa spragą kovotojo gynyboje. Marius Liaukevičius tęsia puikią ataką ir stabdoma kova techninių nokautų. Marius Liaukevičius iškovoja įspūdingą pergalę. Tai buvo pirmoji K1 Heroes super turnyro vakaro kova ir 1-0 lietuvių rinktinės naudai. Marius Liaukevičius, jaunas ir perspektyvus kovotojas, puikiai save realizavo ir uždirbo pirmąjį tašką Lietuvos bušido rinktinėje.